Sveiki visi, šiandien sėdime Lamborghini Huracan 2015 metų, į jį montavome Apple CarPlay sistemą. Tai vienas sudėtingesnių projektų, labai daug vietos šiame automobilyje, teko pagaminti naują laidyną būtent šiam automobiliui, kad viskas tilptų, kad viskas susidėtų gražiai. Bet viskas pavyko, visos funkcijos veikia, Apple CarPlay veikia ant originalaus skydelio ir tikiuosi vairuotojas bus patenkintas. Kaip minėjau, multimedija šiame Lamborghinyje yra ant skydelio, nėra atskiro ekrano multimedijai. Tai paspaudus mygtuką, palaikius, persikeliame į CarPlay interfeisą, valdymas su originaliu ratuku. Čia standartinės programėlės, nesiplėsiu labai, Waze'as, Google Maps'ai, Spotify'us ir panašiai. Garsą pajungiame per originalų Bluetooth'ą, garso kokybė ideali, bet kada galima grįžti į originalų meniu, galima žiūrėti mašinos nustatymus, taip pat išeiti į CarPlay ir naudoti. Palaikius mygtuką ant vairo, vaizdas išdidėja, galima pasirinkti, tarkim, Waze navigaciją ir stebėti beveik visame skydelėje navigaciją ir kokią informaciją praneša Waze. Su šiuo automobiliu tikrai, manau, naudingas dalykas, nes automobilis yra labai greitas ir turi labai daug arklio galių. Tai yra 3 skydelio režimai, yra vienas tik tai skydelis, kur rodomas greitis ir informacija. Yra skydelis, spidometras ir multimedijos langas, mažasis, ir yra didysis langas skirtas tik tai multimedijai. Šiuo atveju turime Apple CarPlay, kur galima įsijungti Waze navigaciją, galima įsijungti Google Maps navigaciją, valdyti dainas ir panašiai. Valdymas, kaip minėjau, yra su originaliu ratuku. Galima grįžti į originalų meniu, galima vėl grįžti į CarPlay meniu vieno mygtuko paspaudimu. Lygiai taip pat veiks ir Android Auto prisijungimas, taip pat bevėlių būdu, taip pat garsas per Bluetooth'ą, taip pat interfeisas ant skydelio, maža ir didžioji versija. Tokius dalykus darome kasdieną. Aišku, dirbame ne kasdieną su tokiais automobiliais, bet tokiais dalykais užsiėmame beveik kasdieną su įvairiais automobiliais. Jeigu jūs domina, kreipkitės, papasakokite apie savo automobilį, atsiųskite automobilio multimedijos vaizdą, nuotrauką arba sistemos versiją ir galbūt pasiūlysime kažką ir jūsų automobiliui. Šiam kartui tiek, ačiū ir iki kitų susitikimų mūsų CarPlay LT YouTube kanale.